Tas, kuris knisasi prie konteinerio. Benamis. Ai, laisvas pilietis. Benamis. Žmogus iškritęs iš kultūros. Benamis. Žmogus negražiai susišukavęs, prastai kvepiantis arba tiksliau nekvepiantis. Toks nemalonus ir vargšas žmogus. Šlykštus pavojus. Benamis. Akių obuoliai geltonėja, burnoje kartu. Tai didžiulė pabaisa su ilga uodega, kuri sistemingai musikuoja tai į vieną, tai į kitą pusę ir pasiruošusi bet kada sugriebti kokį tai gyvį. Susivėlęs. Pavargęs, centukus skaičiuojantis, pavargęs pensijas. Alkanas ir piktas. Tai žmogus, kuris gyveno trobelėje ant kalno, į kurį kelia auksinis liftas. Griežto veido. Taigi toks su ūsiukais panausinė, rėkiantis žmogelis, bet labai piktas ir daug pridirbęs. Griežto veido. Taip pat veikėjas, kuris smulkus, nedidelis, kai buvau muziejuje, tai įsivaizdavau apskritai, kol nebuvau mačius, tai žymiai didesnį, o tam muziejui tai man jis toks menkutis, tik tai piktas, bjaurus, nepatenkintas visų gyvenimų ir visko buvo. Griežto veido. Ir sadistas ir mazochistas. Du viename. Plaukai sušukuoti į vieną pusę, ūseliai, griežto veido. Nu, ten jau tiesiog net negalėčiau pasakyti. Kažkur gal su ledynais kas linko, ne? Čia susijęs su Amerika? Nežinau. 20 amžiuje. Ana? Amžiaus pradžia? Kas čia klausit? Labai seniai. Aš tuo metu dar nebuvau gimusi. Gal kaip pastatė gimnaziją. Gal 17 amžiuje. Tai toks žmogus, kurį aš labai norėjau pamatyti, būdama studentė. Dar didesnis veikėjas, kuris apskritai nežino, ką daryti šioje žemėje. Nežinau. Tai jeigu ten remsimės tautos mąstymu, tai yra žmogus, kuris kažką ne taip daro. Normų nepaisantis žmogus.